Sveiki, na štai ir vėl įsitraukėme inventorių. Būtinai įsigykite kamoliukus ir daugiau galbūt kažką turit, atsiųskite mums, pridėsim. Tai šiandien padirbėsime su didžiuoju kamoliu. Gerai. Ir išjudinam dubenį, sukam ratuką, bet ne iš kelio stengiamės važinėti, bet kiek išeina iš dubens sukam ratukus. Išjudinam klubus, nuo savęs dubuo ir į priekį. Į kitą pusę. Gerai, dabar vienas klubas į viršų, kitas vienas, kitas galit rankas nefiksuoti, nes judesys gali būti toks nesmagus, dedam rankas čia ir 1, 2, kaip uodegą vizgintume į vieną, į kitą pusę ir stengiamės pakelt aukštai dubenį. Gerai, dabar dubeniu tik į priekį. Ir atgal pagal save įsirečiam. Į priekį paduodam ir atgal. Iškvepiam į priekį, įkvepiam atgal. Ir dar kartą. Ir atgal. Gerai, dabar priešinga koja, priešinga ranka. Stengiamės fiksuotą judesį. Dabar ne šokinėjam ant kamolio, bet pagaunam balansą. Ir ištempiam ranką, koją. Tempiam į priekį. Ne taip, kad tik tais kaip žingsnį, bet ištempiam. Ištempiam. Viena ranka atgal, kita į priekį. Laikom, abi rankas ištiesiam, laikom koją, delnais atsidarom, pasižiūrim į vieną delną, pasižiūrim į kitą delną. Grįžtam, nuleidžiam koją, keičiam kitą, užfiksuojam, kojų pirštai mus atsidarom delnais, į vieną delną, į kitą, grįžtam. Taip, dabar pažygiuojam su tokiu švelniu pasiūbavimu. Taip įsivažiuojam, kad kamuolys kaip spiruoklė, kad būtų taip smagu, kad mus taip keltų. Alkūnė šiek tiek į priekį. Gerai, ramiau, ramiau. Ir tiesiam rankas į priekį, į šalis, ištiesiam vieną koją, kojų pirštais piešiam ratukus. 1, 2, 3, 4, 5, atgal, 5, 4, 3, 2, 1, laikom koją per čiurnos sąnarį į save ir nuo savęs. Gerai, dabar sulenktą koją atitraukiam, laikomės už kamolių, atitraukiam ir grįžtam. Atitraukiam ir grįžtam. 3, 4, 5, 6, 7. Jeigu jaučiatės stabiliai, viskas gerai, galite ištiesti rankas. Į šalis. Dar 3,
nesijaučiat stabiliai. 2 ir 1. Gerai. Atpalaiduojam koją. Įkvepiam, iškvepiam į atsipalaidavusius pečius ir ištiesiam kitą koją. Rankos į šalis ir piešiam ratukus. 1, 2, 3, 4. Jeigu jaučiamės nestabiliai, visada galim laikytis, ar ne? Taip. Ir atgal. 5, 4, 3, 2, 1. Užfiksuojam koją ir į save nuo savęs. Gerai, dabar jeigu norit stabiliau laikytis, laikomės už kamulio, atitraukiam koją ir grįžtam. Taip, jeigu jau susidraugavom su kamuoliu, taip, atsitraukiam ir grįžtam. Ir dar kartą atitraukiam ir grįžtam. Gerai, dabar atsisėsim taip nepatogiai ant kamulio. Nepatogiai tai vadinasi žemiau, tik atsargiai nenuslyskim nuo kamulio. Taip, atsisėdam ant kamulio. Spaudžiamės sėdmenimis į kamulį. Jo, laikom kojas geriau ant kilimėlio, kad neslystume. Dedam rankas ant krūtinės ir nedaug atsilošiam ir švelniai pakylam. Nusileidžiam ir iškepiam, šonkaulius spaudžiam žemyn. Jeigu galit, pasileiskit žemiau. Ta nepatogi padėtis, nes atrodo lyg ir kojoms sunkus laikyti. Dar 4, 3, 2, 1. Laikomės. Nugaros tvirtos, laikomės, ištiesiam rankas. Vieną ranką keliam į viršų, grįžtam. Kita ranka į viršų, grįžtam. Įkvepiam, laikom. Grįžtam. Įkvepiam, laikom. Dar kartą su viena, su kita. Atsidarom. Grįžtam. Įkvepiam. Iškvepiam. Viena ranka atsidarom. Žvilgsniu pasižiūrim į ranką. Grįžtam. Kita ranka. Grįžtam. Jau darosi nepatogi padėtis. Tylit, nieko, viskas gerai. Įkvepiam. Įkvepiam. Ir dar kartą. Su viena. Ir su kita. Gerai, dabar prisilaikant, nusileidžiam ant kamulio ir kiekviena pagal save galit laikytis už kamulio ar rankas atvest atgal. Šiek tiek prasitempiam, pabūnam tokioj padėti. Pratempiam pilvuką. Atraskit padėtį pagal save. Galbūt negalit atsilošti tiek smarkiai. Galit nusileisti va taip žemyn ir tokioj padėti pabūti. Stenkitės atpalaiduoti nugarą. Pajusit, kaip išilgėja nugara. Įkvepiam. Ir dabar mums labai gera padėtis likti ant nugaros, bet kamuolys turi būti šiek tiek aukščiau. Pakelkit dubenį į viršų, suimam rankas ir pasisukam ant vieno peties,
atraskit padėtį, kamulio padėtį nugaros poziciją, kad galėtumėt pasisukti ir į kitą pusę, ant kito peties. Ir pasisukam į vieną ir į kitą pusę. Ant vieno peties ir ant kito. Jeigu norite gauti visą mūsų vaizdo įrašą, parašykite mums asmeninę žinutę ir mes atsiųsime jums prisijungimus. O dabar dalinkitės, laikinkit mus, kad mes jums patinkam, jūsų draugams patinkam, kad kuo daugiau mūsų pamatytų kiti. Na, jūs šaunuolės ir šaunuoliai, padirbėjom šiandien kaip reikalas, ačiū, kad buvot su manim, lauksiu jūsų komentarų ir susitiksim kitą kartą. Iki!